Sveiki gyvi. Labas ralis, bet ne ralis. Ralių nebevyksta, bet vyksta kažkoks tai veiksmas mūsų mieste, Panevėžyje. Ir ką čia įdomu, galvoju, jums parodyti. Ogi kiekvienas panevėžietis, galbūt ne tik panevėžietis, žino tokią buvusią gamyklą, vadinamą Ekranas. Tai ta gamykla kažkada gamino televizoriaus ekranus, kol neprasidėjo skystųjų ekrano laikmetis. Ir ta gamykla bankrutavo, uždarė, išpardavė patalpas. Štai va dabar jūs tokios senai logistikos ir panašiai. Bet yra ir viena kompanija, viena kontora šitoj gamykloje, kuri turi patalpas ir kurie tvarko, restauruoja labai įdomius automobilius. Taigi, tai yra Phoenix Garage. Važiuojame į svečius pas Phoenixus ir pažiūrėsime, kągi jie ten iš pelenų pakelia antram gyvenimui. Nemažai iš ekrano teritorijos, čia kažkiek buvo pastatai, sandėliai, jau yra pragriauta ir kažkas tai sumalta ir nedaug likę, bet yra štai dar senųjų pastatėlį, senas kaminas ir dar kitos patalpos, kuriuose yra įsikūrę ir Phoenix Garage kolektyvas. Einam pas juos. O, čia kokiais tunelis reikia eiti. Taigi šiuo metu esu Phoenix Garage. Štai visokių įdomių modeliukų pas juos yra. Sakė, Giedriau, šiandien neik nefilmuok pas maišio bardakas. Sakau, pas meistras, jeigu dirba, tai nebūna niekada, kad nebūtų ne bardakas. Štai va, įdomus modeliai, kai kurių net aš pats nepažįstu. O ką jie čia daro, mes pakalbėsim vieną iš meistriukų. Štai tokie modeliukai čia aplinkai pastatyti. Citroen. Tai yra 4 Golfas. Galvoju, čia paprastas 4 Golfas? Ne, čia ne paprastas 4 Golfas. Čia Golfas su praplatintais sparnais. R32 Golfėlis. Labai retas automobilis. Tiek anais, tiek šitais laikais. Tik turi jisai vieną bėdą, kiek matau. Kažko šiandien čia trūksta. Gal variklio. Apžiūrėjom kelis automobiliukus ir štai radom Daliuką, kuris nekartą yra padėjęs ir man. Labas, Daliu. Labą dieną. Girdė, tai žiūrėk, čia pristatyta visokių tokių įdomių mašinyčių. Papasakok truputį, kas čia per automobilį ir šiaip, kuom jūs užsiemate čionai? Tai mes, restauruojam visokias įdomias mašinytės. Aha. Tvarkom, vežam, parduodam, žmonėm tvarkom. Bet žiūrėt, tokios visos įdomios, bet jos tokios jau nebe pirmos jaunystės, ne? Jo, tokias mes senesnės visokias. Arba gali būti ir naujesnės, bet kažkokios įdomios. Supratau. Kas čia per automobilis? Einam pažiūrėti. GMC, tai čia amerikonas ar kas čia? Jo, GMC Taifūnas čia yra. Aha. Jeigu neklystu, jų pagaminta yra 2500 vienetų tik tokių. Oho, kuom jis ypatingas? 4.3 turbo. O, retas. Neblogai. Kiek ratų varama čia? 4. Aha. Automatas. Einam iš pažiūrėti. 91 metų. Ir jisai savo metais šiaip Porsche 911 dėdavo į pavyzdį. Eikta. Geras. Tai kaip čia galvoja, kad tokią modelį įsigyti? Aš net nežinau, pavyzdžiui, tokią modelį. Tai čia antras jau mūsų. Vieną turėjom, pardavėm. Dabar čia kažkaip aukcione iškrito dar vienas ir nupirka Donatas. Supratau, kokie darbai nusimato šitą modeliukai? Šitą gal nekelsim iš pagrindų. Atsivarėm, užkūrėm. Ten padarom, kad ten langai veiktų, centriniai, viskas daug maž ir taip mėginsim dėti pardavinėti mes jį. Supratau. Šiaip pažiūrėsim, kaip čia atrodo viduje. Biškiai apsilūpęs.
Bet, sakai, nedažysit, ne? Ne, jau vieną buvom padarę, ten važinėjom po parodas, tai sulaukė dėmesio, įdomi mašinėlė. Nu tikrai, aš pats nežinau tokio automobiliuką, nesu matęs pirmą kartą irgi matau. Būna, jie ciklon vadinasi irgi. Tai, nu, su priekabėlė, PK. Ai, PK-piukas, nu. Tai irgi su tokiu 4.3 motoru, turbo. Automatai visi jie būna, ar? Aha, nebuvome. Kiek pravažiavęs? 55 000, ne? Tai gan nedaug palyginus. Nu, pas mum panašiai taip daugam ten. Iki 100 panašiai, virš 100. Stengiatės, kad jūs didelė rida nebūtų. Nu, fainiai. Reiks kažkada pratestuoti, ne? Garažė čia duodat burnautų? Uždaroje aikštutė jo duodam savo. Supratau. Kartais būn. Nu, žiauriai įdomi mašinytė. Va, reikia dar bagažinę sutvarkyti, kad dar jinai. Biški pastrigus, ne? Centrinis ten ne. Tai kiek žinau, pagrindė visi automobiliai atvažiuoja iš Japonijos pas jūs, ne? Jo, pagrindė. O bet tokių dar kažką nesavo tvarkot, kažkam iš Nagatės? Tvarkom jo žmonėm, nu va, čia Fordas yra. Einam pažiūrėti, kas čia per Fordas, biški. Ford, kaip jis čia vadinasi? Corsair. Corsair, kelintų iš metų gamybos? Šiam 5. O, kas čia per istoriją su juo? Čia toks iš Anglas gyvena Lietuvoj, pasvaly jisai. Atvarė mum ją ir jo pirmą mašiną čia tokia va buvo. Ir jis norėjo pasidaryti, kad, nu, tvarkinga būtų gražiai. Atsinaujant viską. Nu, tai šitą pilnai darėm, restauravom visą iš pagrindų, išrinkom, surinkom variklis, važiuoklė, viskas čia pasidarė. Salonas tik va, kiek buvo, nu viskas originaliai realiai. Sėdynį nereikėjo siūti, ne? Ne, nereikėjo čia nieko siūti, nieko daryti, toks va, gan geras būklės buvo. Kilimas. Supratau, tai kėbulą, žodžiu, išardėt pilnai ir smėliavot ar ką darėt? Jo, smėliavom, viskas čia pilnai darėt. Ruošės. Jo, varikliai. Jo, varikliai irgi darėm. Kapitalinį, taip? Jo, viską per rinkom, pakeitėm. Viskas blizga, gražu, ne? Nu, biškį apdalkėję dabar nustovėjom, dar sankabos cilindriuką negaunam. Biškį sunkiau su tom detalėm, tokių mašinų įdomesnių. 65 metų gimimo mašinai, tai aš manau, kad detalių gauti gerų, tai... Nu, tai dabar jau užsakėm, bet, nu, iš Anglijos viskas siunčiasi. Jo, tai užtrunka laiką. Jo, kaip čia tas automobilis atrodo iš priekio. Sargiai. Nelabai matytas mūsų keliuose. Nu, toks įdomesnis. Na, kas čia per kubatūrą turėtų būti nedidelis? 1.5. 1.5. Kiek kilovatų? Ar arklių? Kažkas apie 5 arklių, man atrodo. Supratau. Bet va, tokių automobiliukų pas mus yra tai, kada pamatysi. Nu ką, einam prie sekančio modelio. Golfas, kas su Golfu kokia čia istorija? Ai, Golfas tai geras mašinas. Nelūžta, nieka ne. Lietuviškas, ne? Nieka, nu, irgi Japonas, vairas netoj pusėj buvo, motorai visą gerą, užvilkti indeklai. Na, kokie dabar motorą, turi čia motorą? Kokie jo? Jau pradėjom tvarkyti, bet dar. Šitas, ne? Galva negera, nu, ta prasme, netvarkinga atsiuntė, tai. Tūmai pakeisti, alkūninis naujas, indeklai, žiedai, viskas čia pasidarė pilnai, irgi viskas darysis realiai. Pilnas kapitalinis, žodžiu. Jo, nu toks. Nu, kas su galvas, kai negerai galva kažkas? Tai atsiuntė va galvą ir velenėliai surūdyje. Pirkat kitą galvą? Jo, buvo biški pavilkti. Kakliukai ir reikėjo kitos galvos ir dabar atsiuntė va surūdyje. Čia matosi. Supratau, tai grąžinsi galvą, žodžiu. Jo, reiks kažką galvot, ar savo velenėlius gal mėginti, žiūrėsim kažkaip, spręsim. O čia va, VTR rinksim. Ir 3.3 blokas. Irgi alkūnin dabar išsiuntė, patikrint viską. Kokia istorija čia su to GTR? Dėl ko čia tam blokui kas čia nutikė buvo, ar šiaip profilaktiškai?
Kreivos rankos. A, kreivos rankos buvo Kreivos rankos, na. Ne, nėra blogiau kaip kreivos rankos. Geriau taip kažkas. Čia turbas sudėtas geresnis, nu buvo, ten sankabos viską kelta, ten dėl arklių, belia kaip padaryta ir po pasiekmei kiauras stumoklis buvo. Supratau. Dabar dėsim Vaiseko kaltieną visą, švaistikliai, viskas. Matyti. Užrašai. Užrašai, Žodžiu, laukia irgi Rimtas projektas, ne? Jo, galvojam biškai, gal pasuksim kokius 500 arklių. Ir Čia irgi jos detalės. Jo, čia Viskas suruošta. darysim. Einam prie sekančio modelio pasižiūrėti. Nu, šitas, nesenai atkeliavė. Aha. Irgi iš aukciono? Jo. Irgi. Kas čia per variklis, kas čia per puslį? Ai, čia oro filtrai, kiek suprantu, Čia ne? man labiau panašiau į bunkerio filtravimo sistemą, viskas karinė. Jo, čia bitanėlį kažkas užvyrina ir... Tai čia irgi įdomi, Citroenas, SM 72 metų ir su Maserati motoru. Oba, nieko savo. V6. Lempos kokios? Lempos jau tais laikais aktyvios, ta prasim sukiojas, vairas sukioja ir sukiojas lempos. Geras. Dar nematėsi, kad su langinėm? Ir dar numerį, to originalo, kaip iš pirmas žmogus, kai nusipirka. Užsiregistravo? Prancūzijoje išsiregistravo ir numerį, tie palikė originalą. O kas čia per variklis, koks čia kubatūra, 3 galingumas? litrai. 3 litrai? Galingumą net nepasakys dabar. 3 litrai Maserati jo motors Jo, V6. žiūri prašė, Maserati. Kas galėjo pagalvoti, kad Citroenai turėjo Maserati motoriuką, ką? Tai va, čia kur dabar RS stovi, prieš kelias dienas Maserati stovėjo, bet Maserati su Ferrario motoru. O taip, žodžiu. Irgi labai kaip 72 metų, pats tas dizainas viskas. Nu toks, jo, sėdinytės irgi. Futuristinis toks Na, jo, to laiko tai pa šiai dienais toks įdomus atrodo. Tai nieka, užkūrėm irgi. Kas čia per knopai, ką čia daro? Nežinau, kažkas čia jau pridaryta yra. Pridėtų. Bet šiaip kūrės. Mechanika, ne? Jo, mechanika. Pažiūrėkit, stabdžia pedalas koks. Kas čia dabar? Sferas išbėgė, reikia keisti dabar. Bet čia nukryptės, ne? Ne, jis, ta prašym, veikia stabdžiai viską. Spaudė jį taip ir jis nustabdė. Eik tu savo. Kažkaip nepatikimai atrodo pakankamai, ne? Žiauriai. Tu daug kas pažiūrė, sako, čia automat. Aš iš pradžių galvoju, kad automat, bet paskui žiūri pavaras rašytas. Jo, čia dar va, bagažinė pilna atsarginių detalių va. Tai koks planas su juo, ką darysit, dažysit, iki galo darysit, pilnai ar... Dar nežinom iki galo. Dabar užsikūrėm, tą važiuoklę va sutvarkom hidraulinę ir žiūrėsim tada, gal darysim, gal taip. Nu, gan šiaip nėra, gan neblogas stovė jisai. Yra va tokių gyvenimo. Biški gyvenimo. Matys, kelintų metų sakei? 72. 72, nu tai girdai, už mus vyresnis, tai daiktas, 50 metų. Tai pats supranti, kad... Jo, važiuoja, jisai mes jau važiavom, buvom užsikūrę, tik tas, kad labai iš važiuoklės tepalas, bėg, nu, hidraulinę važiuoklę. Kaip Citroeno visur, ne, kaip priklauso. Supratau. Dabar tvarkom važiuoklį detalių, laukiam. O yra detalė ar kaip? Bandom tas pats restauruoti, jeigu ne, yra, bet vėl iš užsienio reiks užsakinėti, tai vėl reiks laukti. Bet dabar pakol kas bandom restauruoti. Sferas tos restauruoja. Nu, lyga dar vienas automobiliukas žiūri, tai jau čia toks biškai šiuolaikiškesnis automobilis. Tautos modelis. Jo, čia Audinė, bet nepaprasta ta Audinė, ne? Ne, RS6. RS6, einam biškai arčiau pasižiūrėti. Kas čia per modeliukas? Audi RS6 lempos išimtos. Va, stebuklingas raidės. Jau tokių automobilių. Čia originalus tas karbonas? Jo. Išpalkyt. Va. V8 biturbo. Kiek pas ją dabar primink yra arklio gali? 330 kW.
Tai virš 4, kažkas taip 4-5. Jo, ir kas su jie, kokia čia istorija? Negražiai motors dirba ir stabdžių nebuvo, tai radom po kolektorių. Nulūžę tokie plasmasiniai sujungimai, čia reikėjo imti kolektorių, viską. Einam pažiūrėti biškį prie variklį. Dabar dar po to neaišku, kas su greičiu dėžė, nes irgi kažkas grybauja. Jo, matytas Audi variklis. 4.2, nu čia tik tas, kad nesimato, nes sukištas va čia turbas. Nu, prie įmo čia ne kažką, biškį, ne? Nu jo, čia realiai koliką nuiminėti, tai vos ne visą dieną reikia, čia kol nusijėm gražiai viską sudėti paskui. Supratau. Tai žodžiu, tvarkat važiuoklės, tvarkat variklius, tvarkat kėbulus, o kur jūs tvarkat tos kėbuliniai pas jūs? Yra kažkoks? Yra, va, ten jau. Einam, pažiūrėsim. Tai vat mes neužilgo naujas patalpas kelsimės, tai ten ir kamera yra, ir tampimas, nu viskas pilnai, va, nuo A iki Z. Smėliavimo naują kamerą, čia va, smėliuojam automobilį. Parodės, ką čia darot. Nelabai dabar gal matai. Dar pakartok kažką. Sakau, čia pilnai įsivarom automobilis ir galim visą kėbulą nusmėliuoti. Žodžiu, statot ant tvartatuvų, ne? Ir su ta, vat, vadinama... Palanga vadinama. Palanga. Su šito aparatu... Kiek užtrunka nusmėliuoti visą automobilį? Nu, žiūrint, kiek špakliai yra čia. Jeigu, sakykime, toks kažkoks normalus dar, nu, tai per dieną panašiai. Kiek tokia procedūra kainuoja, jeigu atvažiuojat su savo automobiliu? Tai pas panašiai valandą kem eurų. Tai va, 8 valandas. Plus PVM, ne, kažkas? Jo. Supratau, tai žodžiu... Bet jau klientas turi atvežti iš Serdės automobilį pilnai, kad jokių gumyčių, jokių nieko neliktų, liktai, žinai. Nu, ta prasme viskas kainuoja, jeigu mums reiks sardyti dar. Papildomi darbai? Jo, ta prasme, nebus tik smėliavim. Supratau. Va, žodžiu, Palanga mačiučių. Kas čia per skyrius? Čia pas mum parašymas va dabar toks kol kas. O, irgi įdomus modelis. Einam pažiūrėti. E500. Mercedesas, ne? Matau už sparnų. Pustas tas vis. Tik dabar mat nugrantuotas ir nelabai čia ką pažiūrėsim. Supratau, biškiai apeisim aplinkui pažiūrėti, ką čia jam daro. Stengiamės, kad kuo mažiau špaklio ištiesinam, kiek galim metalą, viską. Kas čia, papasakok biškiai apie šitą modelį, kas čia jam buvo? Toks apardytas, apdraskytas, visas grįža jisai toks. Kokiu motoru čia? 5 litrai. 5 litrai? AMG? Ne AMG, čia, AMG būtų 6 litrų. Bet čia, E500 tas vilkas vadinamas. Supratau. Bet čia ne tas, kur buvo kažkas kvadrinis, ne? Ne, kvadrinį turim Oettinger. Tai ten irgi, ten vokiečių tuninga firma buvo padariusi iš viso, ten bandėm susisiekti mes su jie, tai kai senai daryta, sako, neišlikę duomenų, sako, gali būti, kad kokios 5 mašinas tik tokios yra padaryta. Tai ten irgi 124 ir iš 3 litrų padaryta 3.6, automatas ir kvadrinis. Sedanas. Supratau. Turim tų mašinėlį. Jo, kas čia per dar, ką čia darote? Čia suvyrinam. Dabar vyrinam per 2 vietas, tai čia dabar tokias konstrukcijas darom naujam garažui. Ai, stiklavimą. Stiklavimą, ta prasme, jo. O, čia va. Stikluojate, ne? Jo, ten stiklas smulkaus frakcijų, tokios dulkės, matas, aliuminį atnaujinti. Šiaip aliuminį, belia kokį pavirš gan gerai. Jeigu nėra labai surudijus ar kažkoks korozijos pažeistas. Jo. O čia kas per vonė? O čia yra geltavimas vadinasi. Jinai kaip gaunas poliruoja.
irgi iš pradžių nusikluojate, paskui dėlą čia Jo, kad atsinaujina. Aliuminis toks gaunas kaip nauja. Masažo vonė. Jo. Supratau, ir kas darosi, kai čia Atnaujini tada ilgiau laiko gal? Mažiau oksiduojasi? Pilasi tokia speciali chemija, vajama ją kartu, pučia čia naikai poliruojas ir jo, ta chemija išsipoliruoja ir tada neoksiduoja geriau laiką, taip nasiplauna geriau. P500 va, eis Rekara sėdinytis. O, normaliai, čia kažkokio valdymo dar, ne? Jo, jis čia pučias. Klasik. Jo, Rekara klasika. Aha, tai čia biškė odą jau atnaujinat. Naujai pervilkta. Nu jo. Kažkam bus minkštai pasėdėti, ne? Jo. Tai čia biškį priekis sugėdės. Nu, čia šitas biškį labiau sugėdė, Aha. bet šitas toks, Stovis geresnis. nu, kaip ir, jis tai toksai labiau va salonas originalus toks buvo viskas, dabar čia biškį išardyt jau, po biškį gal kažką mėginsim daryti. Bet bandysit kelti vis tiek jį, ne? Jo, turėtą mašiną gal. Kiek tokia mašina sveika kainuoja rinkoje? Nu, sveika, jeigu geras būklės, prabėgas nedidelis, jeigu tai tem gal tam tarifą. Supratau, bet čia žodžiu dar ilgas procesas, ne? Jo, šitam tai dar ilgas. Na. Ai, o čia GTR tas, kur motoras stovi. Aha. Tai... Kelintas čia skaitosi? 3.3. 3.3. Nissan Skyline, ne? Čia Skyline. šitas legendinis. GTR R33. Žiūri, čia kėbulas. Jau dabar visas irgi paruoštas, ne? Irgi pilnai. Pilnai šitas nuo baršto iki variklio, iki visko salono, viskas darė. Nes jis atvažiavo pilkas, nudažytas irgi nekakybiškai buvo, bet originalis spalva balta. Tai atstatėt į originalią spalvą? Jo, atstatėm į originalą. Einam biškį iš arčiau pažiūrėti. Mėginsim padaryti, kad būtų kuo labiau viskas kaip originalas, tik tas, kad motorą gal biškį kažkiek lengvai papūsim. Žiūri, vairą irgi nekitėt, palikate originalioj pusė, ne? Jo, čia kažkaip galvojam, O čia žiūri visas ir cinkuojat patys ar kažkur vežat? turim ir patys, bet patys jau nebespėjam, tai vežam kitą kartą, jeigu daugiau. Supratau. Žodžiu, rimtas aparatas, rimtas projektas, ne? Nu jo, tai čia jau Ko dar jam trūksta? motorą. Motorą, jo, bet daugiau detalės visos kaip ir yra? Jo, plius, minus, viskas. Čia reikia dar biškį saloną plasmasės padaryti, padažyti, patvarkyti, bet viskas kaip ir plius, minus. Sėdinytė čia originalės tokias eina, ne? Čia salonas tai realiai visiškai original. Kaip mes čia atrodome iš galo pasižiūrim? Spoilerio nėra, tai kažkaip nelabai žiūri. Nežiūri, bet va, tas lempas vis tiek visi, kas matėt, kas žaidėt. Need for Speed, tai tikrai žinot. Kaip atrodo Nissan Skyline, žiūrėkit parašyta. Opa. Nu čia berniukų svajonių mašina. GTR. Opa. Nu žodžiu, gražių čia aparatų turit, dar Mersiukas irgi žiūri pabaigą, ne? Kabrikas. Jo, Bet irgi kažko priekis pasikėlęs. kažko trūksta matyti jam. Tai bandom čia hidraulinę aktyvių važiuoklę, tai bandom irgi padaryti, kad veiktų, nes parvažiavo jisai buvo išardyta viskas, sudėti paprasti amortizatoriai, ne hidrauliniai. Ir bandom padaryti, kad veiktų. Atstatyti kaip priklauso, Tai ne? šitas irgi realiai nuo iki varžtų visas išserdė. Čia yra SL560 AMG. Tai Čia tas dar retesnis. pats pirmas AMG modelis iš šitų realiai. Tai Kelintų iš šią metų skaitosi. 91 šitas, man atrodo, dar 90 tiksliai nebepamenu. Tai čia tas 6 litrų, kaip tu sakė, ne? Jo, 6 litrų, bet jisai yra V8, 5 litrų kaip ir, bet AMG perdarytas, į 6 litrus kubatūrą padidinti. Patininguotas. Jo. Tai čia va tas vienas iš pirmų, gali atidaryti. Įdomu būtų pažiūrėti po variklio dangčio, kaip truputį apdulkėjęs, na. Jo, ir stalonas jau čia tas.
Phoenix garage. Čia šalimis irgi dar toks pat, ne? Ar... Čia SL500, bet čia paprastas. Aha. Irgi ai, čia donoras, ne? Jo, čia kali. Donoras. Va, viskas blizga, viskas nauja. Tai variklis irgi jau, kiek suprantu, perrinktas čia variklis, ne? Jo, čia darėm, tvarkėm. Nesikūrė. Mes kaip atvažiavo, tai net nesikūrė jisai iš tikrųjų. Grandinės, realiai visas pilnai buvo išserdęs, gal neatsimenu, patikrinom indeklai geri, viskas buvo, žiedai kaip ir, tai nieko nedarė. Tai ko, tai hidraulinė sistema dabar trūksta važiuoklės? Tai va, ieškam, kad trūksta. Realiai tai turbūt, kad čia valdymas toks yra ir jisai neteisingai veikia. Iškelia priekį per daug. Šiaip galas viskas gerai. Aš iš pradžių galvoju, kad nėra variklės, bet paskui tik svardu, kad dėl važiuoklės. Tų laikų irgi labai sudėtingai gan padaryta ir važiuoklė. Purškimus tas irgi. Jo. Mechaninis. Krabas vadinasi. Jo, krabas. Nu jo. Įdomi mašina. Mercedes. AMG. Nu, fainai. 208 kW. Kaip tais laikais visai smagiai turėjo važiuoti. Jo, nedidelė mašinėlė. Turėjo važiuoti. Supratau, kokie dar projektai laukia? Oi, projektų daug. Pilnas garažas. Pilnas garažas. Žodžiu, netrūksta. Minėjai ir Maseratis buvo pas jūs, ne? Ir... Jo, turime šitų modeliukų dar visokių įdomių. Japoniškų, vokiškų, visokių Supra laukia eiliai. Paskui RS4, B5 irgi turim stovi. Tokių visokių. Evolutionas 9 karavanas. Jo. Tai va dar koks garažėlis. Taigi atėjome dar kitas patalpas, kur yra automobiliai, kurie laukia savo eilės. Arba jau kažkas jiems buvo padaryta. Štai stovim prie Jaguarą. Kiek suprantu, čia klientą Jaguaras, ne? Jo, klientą čia atvarė, kad užkurt, pasižiūrėt, kaip čia ta motoro būklė, kaip viskas įsivertint. Pasižiūrėjome, vertinam, padarėm samatėlę tokią, preliminarę remontas, kiek, restauracija kainuota. Ir laukiam dabar žinių. Kelintų čia metą? Čia dabar irgi bijau pameluot kažkas apie 70, šiam kažkelintų. O motoras per kokiuose? Lemba irgi. Nebeatsimenu, žinokit. Bet čia 6 cilindrų, kiek suprantu. Jo. Nes labai jau matau, kad ilgas motoriukas. Štai va toks. Čia panašiai kaip Praeisys važiuoja, ne, gal biškai kitoks, čia 4 durys, ne? Jo, čia. Jaguar. 3. Ai, va, rašė. 3.8S. 8S, na. Man tai joks įmuštų slintuvėlė, kai seniau tokios dėdavo, ne? Jo, tai ten tam Citroenai, kur filmavom, tai iš vis taip tokie, kai ragai per šoną išeina. Jo. Taigi, Jaguaras biški matęs gyvenimėlė jau. Jo, toks biški. Atsilūpęs, sėdynės paplyšė, žodžiu. Jo, bet jis čia irgi kiek pasakai, tai su istorija kažkam čia priklausė kažkam. Jo. Taigi, galbūt ne visi esat matę, bet Mitsubishi Lanceriai Evolutionai buvo vagonai. Taigi, keistai atrodo tas automobilis. Kažkaip man jisai, nežinau, Evolutionas vagonas, bet čia Japonijos rinkoje tokių būdavo, ne? Jo, čia tik Japonijos rinka ir gamin. Bet irgi, jeigu neklystu, kažkas apie 2600-500 vienetų tik pagaminta. Irgi ne per daugiausiai, jo. Europoje tokių net nebuvo. Ne, net nebuvo tokių. Bet, čia kaip saka, na liubitelė. Irgi... Turim vieną. Sėdinytės, ką? Vairas kitai pusiai. Tai vairą irgi keisite, ne? Irgi dar neapsisprendžiam, ką čia darysim motoram defektus jam, tai tvarkysim motorą ir tada gal žiūrėsim, nežinau, ar keisim, ar taip paliksim. Dar toks stovi laukia irgi. Supratau.
Taigi, dar Čia yra kažkokių kitokių automobilių. Ai, čia kur kalbėjome, ne? Apie Aha. Mercedesą. Kur keli, sakai, pagaminti yra. Nu, jie patys tiksliai net nežino, Aha. bet sako, kad kvatriniai, tai gali būti, kad ten iki 5 vienetų. labai nedaug, ne? Aha. Tai salonas sutvarkytas. Va, pažiūrėk, kaip vaikystėje būdavo, kiek ant spidometrą? Ne, greičiai. Ai, greitis? 300. 300. Tai jau šitas automobilis kaip ir pabaigtas, ne? Jo, jis toks va jau laukia savo šeimininką. Oettinger. Ir nėra niekur nuo Mersa ženkliukų, va visur. Aha. Oettinger. Oettingeris. Fomatic. 4 varomais automobilis. Mersas gan retas variantas. Jo. Nu jo. Tuoj, palaukit atidaryti. Nu jo. Karburatorius. Ne, ypačkiem. Virškimus, Jo, ne, jo, toks, žinai, vaizdas, kaip oro filtras, kaip, žinai, karburatoriniam. Čia Mersam kažkaip tiem senesniem Jo. visiems taip atrodo. Nu va. Oettingeris uždėjo savo lentutę. Jo. Ir biški pragrėžė skylę, kiek suprantu, ne? Biški. Jo, biški padidina kubatūrą. Iš Iš 3 3 litrų litrų į 3,6 padarė. Yra čia tokių visokių įdėtų įdomių, nu, tepalo aušintuvus dar ten. Aha. Jie biški tą galę kėlė, tai biški pakonstravo. Supratau. Kas čia dar yra jūsų įdomesnė? Šitas toks įdomus aparatas. Sels, nu. Aha. Papasakok truputį, kas čia per modelis. Tai Mersas SL'as. Dabar galvoju, ar šitas 500 ar 4,3. Tas kažkoks sužemintas atrodo. Jo, čia, bet jis toks vat parvažiavo, va, greitai Aha. irgi niekad čia mes jam nedarėm, užkūrėm ir Pakeltas, man atrodo, jis kažkodas. sėdynės, va. Japonų mylėtojai čia visą laiką dažniausiai tokios sudėtos. Eik tu savo gardį. Sugadina mašitą. Nu jo. Keistuoliai. Ai, šitas 4. 4-3, ne? Aha. Nu jo. Nieko mes jam labai nusiplojom, Aha. nu, pavalėm biškį, užsikūrėm ir aptarnavimą padarėm tokį ir irgi taip vaidėjom. Nes žiūriu, kad sėdynės, jeigu nekeistas, tai galvoju, kad, sakau, ne, Jo, pagrindų jo. netvarkėt jau, kad... Bandamėlė. Tai ten va irgi toks pat juodas to. Anas 5 litrų. A, rimtesnis biški, ne? Brabus ratai va tie stipinai 3 Baisus. baisus. Na, einam žiūrėti toliau, ką čia turim. Korveitė. Aha. Čia jau kaip ir padaryta žmogaus A, irgi. čia kliento, ne? Aha. Tai tiek to, karvietės. Čia. E55. Bet čia irgi, čia tik apdaila realiai. Aha. Čia 4 litrų benzas. Bet labai tvarkingas toks. Aha. Mažai pravažiavę 100 štukų gal. Tai tas salonas, nu kaip ir Mersa. Aha. Matas toks. Nu man aš dar kažkaip man tie keturakį, tai nežinau, man... Ne tas, kaip sakyti, automobilis. Važiuoji, viskas gerai. Bamperį va dar dažam. A, supratau. Varkam. Nu, kas čia? Ai, čia mūsų darbuotoja. Aha. O O čia jau retas modelis. Aha. B7 turbo. Kelintų čia metų dabar tas... Čia Dabar 80 kokių, ne? Ar senesnis? Jo, kažkas apie 80 tokių. Tikra Alpina, ne? Jo, tikra Alpina. Žiūrėk, ir vairas čia toksai originalus eidavo. Jo, viskas čia original. Eik savo, aš turėjau ant Opelio tokį. Tik tai be to ženkliuko. Sėdinytės, viską. Tai jis, kiek suprantu, dar čia to automobilio nieko nedarėt jam, ne? Ne, niekada jam nedarėm. Pabandėm užkurt. Kažką mes čia radom, nebeatsimenu, ką iš tikrųjų neužkūrėm. Ir stoviu dar laukia, va, kol rimčiau reišėm. Čia elektriniai langai tokie, ne? Jo. Geras, dar nesmatsi. Būstą gali pasireguliuoti, va čia va yra. Ai, turbininis jisai? Jo, turbo. Eik, tu. Va. O, Originaliai? rankinė, jo. O, normaliai? Čia sekiojasi jis ar kaip?
Žiauriai. Tai na kiek keičiasi būstas jam? Aš žinokit, dabar nežinau, dar nebuvom užkūrinę pravažiavom, bet nepasakys tiksliai, bet kad tą daro, tai tikrai. Geras. O koks čia motoras? Gaunas 3 litrai čia. 3 litrai, ne? Turbo. Žvakių jau kalnas padėtas, ne? Na, tai jau čia biški eksperimentavom, žiūrėjom, kaip čia ką. Čia biškai apeis iš kitos pusės. Pasižiūrėsim, kas čia. Nu, įpurškimas irgi mechaninis tas vadinamas, ne? Jo, bet čia, man atrodo, Alpinos. Bairiai tie. Jo, nes žiūriu interkulerį, žinai, Alpina uždėtas kampe. Kolektorius. Kiek pasie čia tų arklių ar kilovatą? Čia kažką rašo svoris ir... Alpina, Germany. Nu jo, čia gražaus darbelė dar nusimato prie to automobiliuką. Puslė surūdyjusi. Bet pats automobilis neatrodo, kad labai būtų kažkoks per rūdyjas ir labai surūdyjas, ne? Ne, nesurūdyjasis. Tuoj palaukit, žiūriu, kiek čia man įdomu, pačiam dar ne... A, žiūrėk, ir gaugas čia originalios jos? Jo. Alpina, va. 221 kW. Kaip tais laikais gal neblogai, ne? 400 Newtonų. Neblogai kaip tais laikais, nu. Bet čia žiūriu, turbos lėgia dačikas tik tai iki 1 barą te rodo, ne? Tai daug nepūsdavo. Nu, baras jaučiu, kad nėra mažai. Nu, baras jo, jeigu barą gamyklišką atsakiau. Tai jaučiu, kad čia koks reguliavimas bus nuo kokio 0,6-0,5 iki barą. Bet dar jau užkurti, kaip sakau, nepavyko, ne? Dar nepakūrėm, Laukia. Nu, mes atvažiuosim kitą kartą, kai užkursi jau pafilmuot, kaip jisai. Dėsim čia biškį saulio per šitą aikštę. Nu. Alpina. Nu, čia kas? M-kutė, ne? Jo, M3. Čia toks irgi nupirktas jisai, bet žiedai buvo kažkas pasidarė. Nežiūrė, kad čia šiupelį kažkokį užsidėjęs. Jo, čia stabdžiai sudėti, viskas. Biškį pa... Lankai, nu tą prašau. Puslangiškai, ne? Jo, tokie čia. Jau biškį čia prigadinta, ne? Prigadinta, nu. Turim tokį gerą, va jau pasidarė, tai galėsim pažiūrėti. Jo. Tai šitą koks likimas dabar bus? Čia kažką darys, tvarkysit ar tokį pardavinėsit? Šitą mėginsim į originalą atstatyti. Atstatyti, ne? Tai laukia savo eilės dabar jisai. Jo, laukiau. Mėginsim, kad tvarkinga mašina, kad būtų. Dabar tai toks biškiai atrodo kaip... Jo, veidrodžiai labai. Kaip eilinis, nuo veidrodžiai konkrečiai imkiniai. Originalus. Nu jo. Bet pats kėbulas gan gražus, tik tais, kad... Jo, iš Japonijos jie kėbulai gan geros būklės būna. Tai dar prie automobilio Maserati. Nu, kelintų čia metų biškai truputį. Šitas yra 2005 metų. 4.2 motoras. Ferrario motoras. Dėžė, kaip čia pavadinti, pusiau automatinė. Variklis priekį, dėžė gale. Šitaip netgi, ne? Jo, dėžė gale, sankaba priekį. Užrakintas. Užrakintas. Nepasimėm raktą. Nu, nieko tokio, biškai per langą pažiūrėsim. Toks įdomesnis irgi modelis. Ką jam reikėjo padaryti? Dažėm va šitą pusę, buvo ten lengvai nubraukta. Daug čia buvo iš tikrųjų visko. Dėžę tvarkėm, keitėm, variklį tvarkėm, elektrą ten nesikūrė, kompai ir panašiai. Supratau, tai reikalų buvo nemažai su jo, ne? Jo, kažkaip su Maseračiais būna. Nu, italai kartais biškai nedadaro. Nu, kas čia? O čia tvarkinga M-kutė. M-kė, ne? Čia tikrai M-kė? Jo. Su M-kiniais ratais motorsportiniais. Viskas tvarkingai. Tai čia gal... Čia atidengsim, ne?
Oi, kaip gražiai blizga. Čia grynas standartas, ne? Jo, išmetimas tik biški piktesnis. 3.6 BMW. Kažkada būdavo visų svajonė. Jo, tai gal ir dabar svajonė dar daug kieno. Jo, dabar dar gal kažkieno. Dabar brangesnė negu seniau. Tik dabar galvoju irgi yra. A, čia neturėtų jam dar galės spoilerė kažkokia būti, ar ne visiems eidavo? Ne visiems. Ai, ne visiems Jo, būdavo. būna eina, būna neina. Aha. Pas mum nebuvo, mes kažkaip labai ir... Va, modelio salonas. Aha. Oi, labai gražus, gerai išsisaugęs saloniukas. Vairiuką jau teka pasiūti, ne? Jo, nu, bet labai švari emkė. Tai kiek suprantu, jinai pardavime, ne? Yra dabar šiuo metu? Jo, yra dabar parsidavinė, ne, bet čia man tiksliai už kiek. Biški. Jo, bet jau veidrodėlį kaip šį kartą jau normalų sudėti, nebe turlingai, kaip matėte anam automobiliukai. Štai. Biški filtradėžę pakeista, ne? Aha. O variklis viskas gerai veikia, tvarkoja? Jo, viskas kūrės, važiuoja, viskas tvarkyk. Supratau, nu. Oilai Bilšteiną. Aha, bet Bilšteiną, ne? Nu, palauksim vasaros, kai atšils oras, galėsim test drive padaryti, ne? Galim, nu, iš tikrųjų. Dabar tai jau... Jo, dabar tai gaila važiuoti jau tokiam orė, žinai. Nu, fainiai. Štai dar vienas modeliukas. Trauk čia. O, kaip gražiai blizga. Dar viena Alpina B7. Ten matėt vieną senoji Alpina, dabar čia, negali sakyti naujoji? Naujesnė. Čia imkim 7 BMW, ne? Longas. Jo. Bet Alpina vėlgi savo rankas pridėjo, ne? Prikiša, Jo, savo ratų, lipdukų ir visokių kitokių. Kuom šitas pasižymė automobilis? Irgi raktų nepasižymė. Aha. Ką darysi? Kas čia per... Realiai 5 litrai kompresoris, 500 arklių. Kompresorinis, ne? Jo. Gerai važiuoja? Gerai važiuoja gerai. Kas čia per istoriją su juo? Ką darėt? Tai irgi toks, nu, panašiai atrodė gal kaip tas trečiukas. Aha, toks biškai pritininguotas, ne? Jo, toks buvo vienas šonas biškai norėštas. Aha. Bet labai lengvai ten. Supratau. Kompresorių tvarkėm. Kokių iš čia metų skaitėsi? 2.7, man atrodo. 2.7, ne? Spoileris toks gatvė vis tiek neįlynis automobilis, ką? Jo, kad ir, kaip jau nenauja tą mašiną, tokia, bet išsiskiria savo jau. Aha. Jau kai matas, kai važiuoja. Tik tas, kad dabar daug dizelinių tokių pridaryta. Jo. O čia šitas jau... Nu, dar truputį gal laiko jam reikia, kad jisai savo vertę įgautų. Jo, bet jų labai nedaug pagaminta, man atrodo, tų longų dar, tai gal 150 kažkas apie tiek. Aha. Tai nėra labai ir vienas. Jo, šitas 5 litrų, kur sakė, ne? Aha, šitas irgi nuo nulio. Nuo nulio viskas, ne? Atkelta, padaryta. Galim dar ir tą atsidengti, iš tikrųjų. Atidengti dar parodyti. Šitas biškai matas, kad dailesnis jau už aną automobiliukas. Nesu aš mirsų mėgėjas, bet tokie automobiliai vis tiek, kai patiek metą taip atrodo, tai žiauriai gražu. 500 SLC. Nu. Šitokias irgi ralio homologacijai darė. A ne? Važiuodavo ralis eisi, ne? Mirsas dabar bijau pameluoti tiksliai, bet kažkas 70 metais sugalvojo VRC važiuoti. Aha. Ir išsileido ten 1200 gal šitų skirtų VRC homologacijai. Tai galinis dangtis, aliuminis. Aha. Paskui 5 litrų motoras, tas buvo aliuminių blokų. Tai čia kaip B grupė buvo, ne?
Nu, ne, čia Kelintų iš metų plus? jisai kažkas ten 7-8 šitą. Ai, tai dar prieš biškį. Jo, tai jie kai sugalvoja ten 7-5, kažkas va tokiais metais. Bet esu matęs kažkur tai video, kad... Jo, tokie važiuodavo. važiuoja jisai. Na, bet vidus labai žiūriu, šauniai atrodo. Gerai išsilaikęs. Čia įdėta meilės nemažai į šios automobilius. Tai tikrai gražu pasižiūrėti, vėl viskas nauja, viskas blizga, nupoliruota, nucinkuota, nugalvanuota. Jo, viskas čia. Šitas irgi važiuoklė visą taip pat atrodo, visas irgi iš pagrindų padaryta. Nusmėliuotas, nušveistas, perdažytas, Jo, vis. perinktas. Žodžiu, daug krūvino darbo. Full komplekt. Supratau. Tai va tokios tokelės iš šito garažo. Grįžtame į darbinės patalpas. Taigi šiandien tiek, tokie vat modeliai. Palauksim, kol hebrytė įsikels į naujas patalpas. Ir sakė, tada atvažiuok pafilmuoti. Tai padarysim dar kokią vieną seriją, pažiūrėsim, ką jie vėl naujo ardės ir tvarkės. Šiandien ačiū Daliukai, labai malonu buvo, kad mum aprodė, papasakai. Tikiuosi ir jums patiko ir laukite, bus tęsinys. Visą.